Kas yra labai svarbu, kad šiai dienai reikia atskirti tiesiog klasikinę alergiją nuo padidėjusio jautrumo maistui. Šiuose abiejose procesuose dalyvauja imuninė sistema, tačiau ji reaguoja skirtingai. Ir klasikinės alergijos metu imuninė sistema gamina specifinius imunoglobulinus E. Simptomai pasireiškia dažniausiai labai greitai, per kelias sekundės ar minutės. Ir gali būti jaučiamas tiek odos paraudimas, niežulys, galbūt apsunkėjęs kvėpavimas, patinimas. Gali būti net anafilaksinis šokas. Padidėjusio jautrumo metu simptomai pasireiškia kaip tik ne iš karto, o praėjus kelioms valandoms ar net dienoms. Imuninė sistema gamina specifinius imunoglobulinus G, dėl kurių vyksta uždegiminis procesas mūsų organizme. Aš bet kokiu atveju visada rekomenduoju kreiptis į gydytoją specialistą, nes gydytojas anamnezės metu surinks būtent, kas konkrečiai reikalinga ir būtent kur jį nukreipti. Galbūt tai yra su maistu susijusios problemos, galbūt tai yra ne su maistu susijusios. Ir kartais galbūt pacientui reikia to juodo ant balto parašyta, kad galbūt aš negaliu vartoti to ar to. Nors kaip visada bendrauju su šeimos gydytojais, kurie visada akcentuoja, kas yra svarbiausia. Tai yra svarbiausia tinkamas miegas, fizinis aktyvumas ir tinkama mityba. Tačiau iš tiesų daug kas priklauso nuo mūsų žarnyno būklės. Įprastai dėl vartojimų vaistų, dėl infekcijų, dėl aplinkos poveikio, dėl intensyvaus sporto žarnyno ląstelių vientisumas gali būti pažeistas. Dėl to maistas patekęs į mūsų žarnyną, maisto komponentai patenka tiesiog prasmunka pro žarnyno ląsteles. Dėl to juos atpažįsta kaip svetimkūnius ir pradeda gamintis imunoglobulinai G. Aktyvuojama visa imuninė sistema imuninių kompleksų naikinimui. Dėl to pacientai, vartojant tuos produktus netinkamus dažnai ir daug, gali jausti simptomus tokius kaip galvos skausmas, odos problemos, psoriazė, egzema, antsvoris ar net nutukimas, ypač virškinimo sutrikimai, kada siejami su konkrečiai padidėjusiu jautrumu maistui ir su reakcijomis į maisto produktus. Yra atliktas netgi tyrimas, kur plaukikų komanda buvo pritaikyta padidėjusio jautrumo maistui mitybos strategija ir tiesiog po tyrimo buvo pastebėta, kad tiek atsistatomumas pagreitėjo, tiek laktato kiekis sumažėjo, tiek deguonies kiekis padaugėjo. Ir tai rodo, kad netgi sportininkai, kurie ir gražiai atrodo, gražiai jaučiasi, jie puikiai šį tyrimą gali pritaikyti savo mityboje, norint pagerinti savo sportinius pajėgumus. Esmė tokia, kad pirmiausiai reikėtų atsisakyti maisto produktų apie 2 mėnesius, nevartoti produktų su padidėjusiamis reakcijomis. Per tą laiką mūsų organizmas turėtų atsistatyti, kaip sakau, išsivalyti, imuninių kompleksų sumažinti iki minimumo ir per tą laiką mūsų simptomatika turėtų taipogi mažėti arba dingti visai. Po to provokuojame ir stebime, kaip vyksta reakcija. Jei organizmas nereaguoja į prieš tai netinkamą maisto produktą, jį galima įsivesti ir rotuoti kas 4 dienas. Tačiau jei simptomatika atsinaujino, tą produktą dedam į šalį daugiau negu metams. Nes šiai dienai yra nustatyta, kad atminties ląstelės gyvuoja apie 400 dienų. Ir tiesiog reikalingas tas laikas nevartojimo, kad mūsų imuninis atsakas būtų pamirštas. Tai jeigu mes tiesiog vartosime tuos netinkamus maisto produktus nuolatos ir dideliais kiekiais, tų imuninių kompleksų tik daugės ir mūsų uždegiminiai procesai tik stiprės ir tie simptomai gali išaugti, nežinau, galvos skausmas į migreną, vidurių užkietėjimas į hemorojų, svorio kaita peraugs į antsvorį ar nutukimą. Tai nelaukime to. Nelaukime, kada mūsų sveikata blogės, juk esam šiandien čia ir dabar ir viską darykim, kad jaustumėmės ir būtumėm sveiki, gražūs ir laimingi.